Kaip pasiruošti ūkį darbui su GeoFace programa naujame arba tuščiame sezone, jeigu dar niekada nedirbote su GeoFace programa. Tai jums reiks padaryti 3 žingsnius – susikelti savo laukus iš deklaracijų, juos persivadinti ir priskirti jiems pasėlį. Pradėkime nuo laukų įsikėlimo. Spauskime žaliąjį mygtuką apačioje pridėti lauką. Čia matome lentelę su visais variantais, kaip galime prisidėti laukus. Tai rinkimės antrąjį nuo apačios automatiškai importuoti iš Žūts. Spaudžiame ir reikės identifikuoti save per vieną iš bankų arba mobilų parašą arba Smart ID. Taigi spaudžiame ant bankų ir suvedame savo duomenis. Suvedus duomenis matome savo tapatybę arba pasirinkimą tarp jų, jeigu turime įgaliojimus, ir turime sutikti su naudojimuose sąlygomis bei privatumo politiką. Spaudžiame tęsti. Čia dar kartelį matome, ar tikrai nustatyta teisinga tapatybė. Spaudžiame tęsti. Dar kartelį perskaitykime duomenų perdavimo sutikimą, kam ir kokie duomenys bus perduoti. Spaudžiame tęsti. Ir pats svarbiausias langas, renkamės iš kurio sezono deklaracijų, tai iš kurio buvusio sezono, iš kurių buvusių deklaracijų norime įsikelti laukus į kurį sezoną. Tai čia nesuklyskime, pasirinkime teisingai sezonus. Tai dabar darykime prielaidą, kad jūs renkatės iš buvusių deklaracijų naująjį sezoną. Tai jeigu pradedam rugsėjį ruoštis laukus, tai čia bus praeitų metų deklaracija, čia dabartinis sezonas. Renkamės ūkį, į kurį bus įkelta ir spaudžiame tęsti. Pamatysime savo laukų ribas, kurias ruošiamasi įkelti. Štai, visi nauji laukai, programa rodo, kad laukas bus įkeliamas, nėra jokių konfliktų. Matome, kad viskas dega žaliai, bus įkelti 98 laukai su savo ribomis, bloko numeriais, plotais. Taigi spaudžiame įkelti. Štai matome įkeltus savo laukus iš deklaracijų, tačiau tai nėra visi laukai. Dažnas ūkis turi laukų, kurių nedeklaruoja. Tai kaip tuomet reiktų daryti? Susirandame mus dominančią vietą žemėlapyje, vėl spaudžiame žaliąjį mygtuką pridėti lauką ir spaudžiame pažymėti žemėlapyje. Čia pat pasirodys visi Lietuvoje deklaruoti žemės ūkio sklypai, galbūt juos deklaravome ne mes, galbūt sudarytos naujos nuomos sutartys, taigi pasirenkame mus dominantį sklypą ir spaudžiame ant jo. Dešinėje pusėje iškart pamatysime bloko numerį, plotą, jeigu viskas tenkina, spaudžiame toliau. Jeigu norime, antrame žingsnyje galime kažkiek pasikoreguoti ribas ir užsirašyti normalų pavadinimą, taip kaip vadiname ūkyje. Tai sakykime Petro pirmas laukas ir iš karto pasirinkime pasėlį, kuris čia augs šį sezoną. Pasirinku žieminius kviečius ir spaudžiu pridėti. Štai, laukas įgavo spalvą, normalų pavadinimą, tačiau kaip visi mano likę laukai vis dar yra pilki ir be pavadinimų, o su bloko numeriais. Ką reikia daryti? Taigi antrasis žingsnis – persivadinkime savo laukus. Spaudžiame ant mus dominančio lauko ir dešinėje pusėje, viršuje, matome mėlyną plotelį, kur yra pagrindinė informacija. Bloko numeris, pasėlis, plotas. Spaudžiame ant pieštuko mėlyname fone, jis mums leidžia redaguoti pavadinimą ir nutriname šį bloko numerį. Bloko numerius trinkite drąsiai, jie vis tiek išlieka lauko vidinėje informacijoje. Ištrynus pavadinimą galime užsirašyti tą, kurį naudojame dirbant kiekvieną dieną. Tai pavyzdžiui, prie upelio po dešinę. Įrašius pavadinimą paspaudžiame šį diskelį ir pavadinimas yra išsaugotas. Štai kairėje pusėje laukų sąraše aš matau pavadinimo pradžią prie upelio po dešinę. Kairiajame sąraše visi laukai atsistoja pagal abėcėlę. Taigi persivadinus bus daug lengviau juos surasti. Laukus persivadinsime visus 98 ir to daugiau niekada programoje daryti nereiks. Taigi laukus įsikėlėm, persivadinom, trečiasis žingsnis – laukams reikia priskirti pasėlį, tai reiškia susidėti sėjomainą. Pagrindinėme meniu
kairėje pusėje 4 nuo viršaus yra sėjomaina. Spaudžiame ant šio meniu punkto ir matome mūsų sėjomainos lentelę. Viršuje matote žemėlapį, apačioje matote skirtingus stulpelius, skirtingus sezonus. Pirmą kartą dirbant su programa viskas bus tuščia, nebus nei praeitos sėjomainos, nei būsimos. Taigi susidėkime dabartinę sėjomainą. Kaip tai padaryti? Spaudžiame ant lauko, kur nors žemėlapyje. Iš karto pamatysime šį lauką laukų sąraše. Paspaudę ant žemėlapio galbūt geriau prisiminsime, kas tai per laukas, jeigu neužteko kairėje pusėje esančio lauko kontūro ir ploto. Ir tiesiog spaudžiame pliusiuką ir renkamės, kas čia augs. Tai sakykime, kad čia augs kukurūzai. Paspaudėme kukurūzai ir štai laukų jau priskirtas pasėlis kukurūzai. Taip galime visus laukus per pliusiuką ir prisiskirti, arba efektyvesnis būdas, galime pažymėti kelis laukus sąraše. Vat kairėje pusėje aš žymiu ir jie man ant žemėlapio pasižymi. Galiu šį pažymėjimą kombinuoti, tai reiškia ne tik žymėti laukų sąraše, bet ir žemėlapyje. Kur patogu, ten ir žymiu. Įsivaizduokime, kad šis visas masyvas bus mano rapsai. Taigi pasirinkau viso 10 laukų, iš kur žinau, nes mėlynoje juostelėje man rašo 10 laukų 316 hektarų. Tuomet, jeigu noriu atlikti veiksmus ne su vienu lauku, bet su keliais iš karto, dirbu šioje mėlynoje juostelėje. Čia pat galiu visus laukus ištrinti, arba dabar užstatysiu jiems pasėlį ir tegu būna tai rapsai. Rapsai žieminiai ir spaudžiu žaliąjį mygtuką pritaikyti. Štai, visi laukai pageltonavo, tapo mėlynais, nuostabu. Galiu dirbti toliau. Renkuosi sekantį lauką. Šalia rapso, galbūt čia bus vasariniai kviečiai. Spaudžiu pritaikyti. Ir tai po truputį susidedu visą savo sėjomainą. Štai susidėjus visus savo laukus, matau juos gražiai nuspalvotų žemėlapyje ir matau savo ūkio suvestinę, kiek kokio pasėlio turiu, tai tiesiog vedu pelytę per šią spalvotą juostą ir matau, kiek ko yra suplanuota. Kiek pupų hektarų ir procentų, kiek kukurūzų, kiek kviečių, kiek miežių, rapsų, pievų ir taip toliau. Susidėjome sėjomainą. Ūkis yra paruoštas darbui su GeoFace programa. Matome visus laukus gražiai nuspalvotus, galime pagaliau pradėti planuotis. Kairėje pusėje dar jie turėtų būti pervadinti, bet šio mokomojo filmuko metu persivadinau tik porą laukų. Tai juos matote kairėje pusėje apačioje. Viską persivadinus bus darbas lengvas ir to kartoti nebereiks. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu dirbate su programa tą patį sezoną, kuomet ir deklaravote, ir sezonai sutampa deklaracijos ir darbo GeoFace programoje, pasėlių sėjomainoje užstatinėti per naują nereikia. Pasėlių informacija ateina tiesiai iš deklaracijos, taigi praleidžiate vieną žingsnį ir darbas prasideda dar sparčiau. O tiems, kurie pradėsite su nesutampančiu sezonu, pernai deklaravote, šiemet dirbate, tai sėkmės darbuose, o kilus klausimams visuomet susisiekite su mūsų komanda per pagalbą GeoFace programoje arba skambinkite. Mes visuomet laukiame jūsų klausimų ir norime padėti.